Sveiki, tai esu Kristina Matikonytė, šiuo metu studijuoju Baltijos technologijų institute multimedijų programą. Šiandien pristatysiu Jums grafikos dizaino darbą. Stiklo galerijai Skaidru kūriau logotipą ir vizualinį identitetą. Šiek tiek apie pačią galeriją ir patį verslą, tai yra šeimos verslas, jame dirba pagrinde 2 stiklo meistrai, tai vyras ir žmona. Vyras užsiema stiklo šviestuvus, kuria vitražus, o žmona juvelyriką ir suvenyrus iš stiklo. Su klientu buvo sugeneruoti 5 raktažodžiai, kurie apibūdina verslą ir kuriamus produktus. Tai būtų skaidru, unikalu, vienetiniai, prabangu ir trapu. Tai visus šitos žodžius aš stengiausi įkūnyti visame vizualinėme identitete. Šiek tiek daugiau apie logotipo simboliką. Tai man pačiai patinka logotipai, kurie turi paslėptus simbolius savyje, tai to pačio siekiau ir čia. Ir mąsčiau, kas tai galėtų būti, ir radau, jog tai galėtų būti stiklapučių darbo įrankis, tai pūtimo vamzdis. Tai žodis skaidru yra pūtimo vamzdis, o burbulas atspindi įkaitintą stiklą. Dar šiek tiek apie simbolius logotipe, tai žalia spalva simbolizuoja, tai stiklo spalva, o burbulas yra auksinės spalvos, vienetinių darbų, prabangių darbų simbolis. Pagrindinis logotipas yra šitas, o tas užsienyje naudojamas tai yra logotipas su prierašu Glass Gallery, nes žodis skaidru yra lietuviškas ir sunkiai atpažįstamas užsienyje. Čia galite matyti, kaip logotipas atrodo skirtingose aplinkose. Naudoti šriftai ir spalvos. Pagrindinė spalva žalia stiklo spalva, auksinė, foninės spalvos neutralios, fonui tinkamos, ir akcentinės kitas aukso atspalvis ir juoda. Čia matote tinklelį ir nuotraukų tinklelį, ir jame pagrinde nuotraukos yra išryškinančios produktą. Taip pat yra nuotraukos, kuriuose matomas ir produktas aplinkoje pateiktas, kad geriau suprasti, įsivaizduoti, kaip jisai atrodo, kokio dydžio yra. Klientas norėjo skrajučių ir vizitinės kortelės, tai skrajutėse, kaip ir visam vizualiniam identitete, siekiama visiško švaros, jokių papildomų detalių nereikalingų, tai maksimaliai tas buvo daroma. Ir čia matote skrajutes, vizitinės korteles. Ir ačiū už Jūsų dėmesį, ačiū už galimybę dalyvauti Demo Day ir daugiau pamatysite mano darbų Behance.